Labas rytas, džiaugiamės iš tikrųjų, kad tiek daug, šiemet anšlagas, pilnos salės, džiaugiamės, gerbiam ir dėkojam. O dėkoti tikrai yra už ką, pagrindę už partnerystę, kuri mus sieja tiek derliaus einant keliu, lygiai taip pat derlių realizuojant. Taip pat esam dėkingi už tai, kad keičiame visuomenės požiūrį į patį žemės ūkį, esam pavyzdys ir galim prisijimti savo atsakomybę, kad iš tikrųjų, kaip mes elgiamės, taip elgiasi ir visuomenė ir gerbia mus. Iš tikrųjų, matėm labai daug gražios technikos ir apie tai dažnai norisi kalbėti ir matom, kokia yra mūsų pati esmė, ką mes darom, kur mes einam, kodėl mes taip darom, iš tikrųjų todėl, kad taip reikalauja iš mūsų pats mūsų mąstymas ir pats supratimas apie žemės ūkį. Taip pat dėkoju savo komandai už tai, kad iš tikrųjų keliat idėjas, atlieka darbus, toliau semėte žinių ir juos perteikėt kitiem, taip visas gyvenimas ir dėliojasi, einam tikrai gražiu keliu. Aš net nustebau, ką mes šiandien ir pristatinėsim, iš tikrųjų pagrindė iš mokslinio padalinio, tai yra tai, kad mes vienaip ar kitaip turėjom praėjusiais metais daug naujų iššūkių ir praėjusiais metais buvo ištirta beveik 700 įvairiausių sprendimų, kur dalis pateikiama jum leidiniuose, kuriuos gavot ateidami. Jeigu kažkas neturėjot kada pasiimti, tai prašom pasiimti. O iš kitos pusės, tai praėję metai dar primena ir tai apie tuos iššūkius, kai buvo iš pradžių sausa, po to drėgna. Iš tikrųjų buvo daug dalykų, kurių teko suvaldyti, sukontroliuoti jums. Lygiai taip pat mes praeitais metais plėtėm tiksliųjų technologijų skyrių, atsirado konsultacijų žemdirbiams, tada pateikėm dar naują siurprizą, tai produktai gyvulininkystės sektoriui. Tai, žodžiu, einam į priekį, lygiai taip pat praėjusiais metais buvo ir augalų apsaugos naujienų, daug technologinių sprendimų, kuriuos mes pristatėm. Ir kaip žinia, buvo produktai, kurie buvo tokie kaip Bluenas, kur mes iš tikrųjų perėjom dar į kitą etapą ir įsivaizduoju, tai taps mūsų kasdienybė, kai kažkada buvo naujiena sulfatas, šiandien sulfatą arba sierą kitaip mūsų technologijose naudojam visi. Jau negalvojam tik tais apie pagrindinius maisto elementus, bet kurie buvo anksčiau, o šiandien jau pagrindinis yra ir siera, ir manganas, ir visi kiti. Be abejo, iššūkiai ateinantis kitais metais. Tai mes, kaip agrokoncerno grupė, turim jau iš valdžios nurodymą tvarkytis su tvarumu, tai reiškia pildyti tam tikras ataskaitas, kas nuo 26 metų jau palies ir jūs. Ir kas tai yra? Tai yra, kad mes norėsim ar to nenorėsim, mus prives prie paprasčiausių dalykų, tai yra ekonomiką skaičiuoti per tvarumą, per žaliąjį kursą, kadangi skaičiuoti reikės vis dėlto, kiek mes sukūrėm tos CO2 emisijos. Ir tai yra svarbu. Kodėl? Todėl, kad lygiai taip pat reglamentuojama trąšų gamyba. Trąšų gamyboje šiandienai yra parėdimai tokie, kad 30 metais reikėtų trąšų kiek įmanoma pagaminti iš atsinaujinančios energetikos, tai reiškia iš esmės visas azotas, plus kai kurie komponentai ir kitų trąšų gamyboje. 30 metais yra iškeltas uždavinys, kad 35% Europos Sąjungoje pagaminamų trąšų bus tokio tipo, 40 jau 75%, o 2050 metais iškeltas yra uždavinys, kad visas šitas trąšų kiekis būtų gaminamas iš atsinaujinančių šaltinių. Šiandienai prie esamų technologijų, kiek man žinoma, yra iš esmės pateikiami skaičiai, kad prisidės prie trąšų kainų dar 200 eurų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vėl turėsim galvas pakrapštyti ir bus aiškus supratimas tai, kad kitur niekur mes nepabėgsim, visą laiką auginti buvo ir bus brangu ir todėl reikia priimti savo tokius iššūkius, kaip daryti geriausius sprendimus, priiminėti geriausias technologijas, geriausius produktus, naudoti aiškę sėklą, naudoti
aiškius ir sieti kiekius, kur po to mes galim ir imti kontrolę. Nes jeigu mes turim neteisingai suformuotą pasėlį, neteisingai išdirbtą dirvą, tai tada ir gaunasi, kad mums sukontroliuoti pačius augalus ir jų augimą yra sudėtinga. Tai va, o toliau einant aš norėčiau priimti ir tokį dar kartą priminti, kad turim išdalinę ataskaitas, tai yra svarbus dokumentas, kuriame yra viskas, kas sukaupta per keletą metų arba naujausi sprendimai, kuriuos mes galvojam, kad yra patys aktualiausi ir kartais netgi reikėtų turbūt mažiau galvoti ir spręsti patiem, nes yra išbandyta ir parašyta, kaip reikia tik išsianalizuoti medžiagą pačią, nes vienaip ar kitaip didelis triūsas yra įdėtas. Praėjusiais metais apie 5 milijonai įrašų padaryti yra iš mūsų bandymų laukelių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų susisteminta daug davinių ir ne vien tik tais pateikta taip, kaip mes galvojam, o taip, kaip yra. Tai noriu parodyti būtent vieną iš tyrimų. Jisai bus publikuojamas ir mano ūkyje, galėsit pasiskaityti straipsnį plačiai aprašytas. Ir kas svarbiausiai, kad lygiai taip pat aš kažkada galvojau, kad pirmų tręšimų truputį daugiau galiu trąšų atiduoti, antrų mažiau arba kažkaip kitaip improvizuoti. Deja, bandymais praeitais metais, be abejo, metai buvo sudėtingi, pavasaris buvo sausas, bet kaip žinia, dažniausiai taip ir būna. Kiek aš atsimenu, paskutinį 10-metį turbūt balandį ir gegužį kritulių pakankamai arba daugiau negu pakankamai buvo tik vienais metais. Daugiau visą laiką būna, kad visą laiką klausiam savęs, ar laiku patręšim, ar ištirps, ar augalai galės paimti tas trąšas. Tai aš suprantu, kad yra labai svarbu pagrindiniai dalykai tokie kaip kada, kiek. Kas įdomiausiai, šitas bandymas buvo atliktas po pupinių augalų, tai yra po pupų ir žirnių. Nežinau, kuriuo čia vietoje tiksliai jisai buvo, bet būtent tas laukelio gabalas buvo, kur buvo po ankštinių augalų. Tai įsivaizduojat, kur buvo 200 azoto per vegetaciją atiduota, vis tiek buvo geriausias rezultatas, antras buvo 180, o kiti jau ten labai daug skiriasi, nebenoriu kalbėti. Bet kas svarbiausiai tarp 180, tai yra 3 ir 4 varianto, kaip matote, mes turim labai tokį įdomų dalyką, reiškia. Vieną savaitę anksčiau išbertas azotas ir tai pridėjo beveik pustonį derliaus. Negana to noriu pasakyti, kad jūs atkreiptumėte dėmesį tiek šitame leidinyje, tiek mano ūkyje bus dar viena veislė pateikta. Čia yra keramik veislė, o ten yra kita. Ir mes ten turim dar kitą vaizdelį, kur mes galim aiškiai matyti, kad vėliaviniui lapui išlindus panaudojus 200 kg blogesnis gavosi rezultatas negu kad krūmijimosi pabaigoje. Reiškia, sukeisti vietom tiesiog tręšimų kiekiai, normos trąšų ir gauta vėl tam tikra išlyga tarp derliaus. Taigi viskas yra svarbu ir mano įsitikinimu svarbiau yra krūmijimosi pabaigoje atiduoti beveik visą, o pasilikti tik tais kokybiniam truputį. Kas dar noriu paakcentuoti, kad tas pats bandymas ir mes padarėm analizę pačių, reiškia, augalų, kai žydėjimo pabaigoje pačių augalų cheminę sandarą ir supratom vėlgi, kad mum maitinti augalus yra būtina. Ir kartais mes kalbėdami tręšti, tai čia agronominis terminas, bet iš tikrųjų žmonės turėtų suprasti, kad trąšos tai yra tiesiog maisto elementas, kuris yra reikalingas augalam. Ir ką mes matom, kad reiškia, kur buvo mažiau panaudota azotinių trąšų, ten augaluose yra gerokai mažiau ir fosforo ir kalio. Ir galiu pasakyti, pats jau pamastęs atvirkščiai, nebus fosforo kalio, tai to azoto lygiai taip pat nepaims, nes negalės augalai sudaryti junginių. Tai tiek išbandymų, tikiuosi, kad gerai panalizuosit ir padarysit tam tikrus sprendimus, nes mūsų čia daug. Šiandien pasisakančių ir visos temos bent man buvo įdomios, tai tikiu, kad ir jums bus įdomios, kadangi vienaip ar kitaip esam susiję su tuo tvarumu
ir sutaupyti šiandien dienai galima tik tai augindami dar sveikesnį maistą ir naudodami mažiau, bet tiksliau ir tada, kada reikia. Tai ačiū Jums, noriu pakviesti visus ir toliau bendradarbiauti su mūsų komanda, noriu pakviesti, kad naudotumėtės geriausius sprendimus, juos pritaikytumėt savo ūkiuose ir lygiai gautumėt gerą derlių. Ačiū Jums.